Pirmi darbai, kurie labai liktai ir paprasti, aiškus, paprastas sutvarkymas dangos, krantinės yra labai svarbus. Vien tik tai armatūros yra nupjaustyta per paskutinės 2 savaitės apie 100 kg styrančių strypų, kurie trukdė praeiti, trukdė pravažiuoti. Vizualizacijos gražios, kurios yra nupieštos, jos tikrai gražios, tinkamos, bet iki realybės šiek tiek trūksta. Trūksta realių paskaičiavimų, finansinių galimybių ir tas yra dabar šiuo metu sprendžiama. Ryšium su integruotų teritorijų vystymo planu Vilniui, kuris apima ir didelę dalį centrinės dalies upės, krantinių tvarkymo klausimų. Tai šiuo metu būtent yra suburta darbo grupė, kuri intensyviai ieško ir privačių investuotojų galimybių ir žiūrim, kaip darniai suderinti su dviračių takų plėtra ir kitais visais reikalingais dalykais. Tai toks kaip elingas, nuleidimas valčių, kad suaktyvinti pačios upės veiksmą. Turėtų jau kitais metais darbai prasidėti, kai tik tai bus realistiniai planai patvirtinti ir turėsim finansavimo aiškius šaltinius. Vizija yra, kad centrinė miesto dalis būtų tikrai sutvarkyta, būtų priėjimas prie upės, numatytos vietos, kur gali vystytis ir privatus verslas, ir prieiti žmonės prie upės komfortabiliai. Dviračių takai būtų žymiai platesnis sujungimas miesto nuo Valakampių iki Lazdynų. Toks bent yra labai didžiulis noras tą padaryti. Tai yra kertiniai dalykai, ką mes turėsim padaryti. Ir, aišku, vandens turizmas ir vandens pramogos, kurios yra labai svarbios, kurios tikrai yra neišnaudotos Vilniuje, turint tokią gražią upę kaip Neringą.